Labas rytas. Praeitą kartą padėjo, pamatysi, dabar irgi bus gerai. Nežinau, visą laiką padeda. Visą laiką, nežinau. Cheers. Aš einu antrą. Visą laiką 2. Čia yra litras, nes čia yra pusė litro. 2 litrai, čia 5 litrus išgeriam kasdien atsikėlę. Tada pradedam dieną, ne? Važiuojam, pašildyti reikia. Gerai. Norėčiau sužinoti tavo nuomonę apie žmonės, kurie nevalgo pusryčių. Valgo jie ar nevalgo? Jeigu manęs paklaustų, ką aš renkuosi, tai valgyti pusryčius. Nes mano patirtis yra tokia, kad jeigu aš nepavalgau pusryčių arba valgau labai mažą kalorijų skaičių iš ryto, aš vakare noriu valgyti žiauriai alkana jaučiuosi, atrodo, galėčiau valgyti žiauriai daug. Bet jeigu gerus, stiprus pusryčius pavalgau, dar po to gerus pietus, ir vakare dažniausiai aš einu treniruotis ir po treniruotės aš galiu labai mažai suvalgyti kažko ir tiesiog eiti miegoti. Ir viskas. Geriau valgyti pusryčius ir prieš naktį nepersivalgyti. O tu, ką galvoji? Aš tai neišgyvenčiau, jeigu nevalgyčiau pusryčių, realiai nesuvalgyčiau, kai energijos nulis. Kai žmonės gali nevalgyti iš ryto, tai čia viskas. Aš negeriu kavos, man reikia energijos iš vaisių, iš avižų, karbsų, angliavandenių. Jo, kavos va šokoladų iššauna ir eina į darbus, ten energetinė iš ryto. Kolos. Atsibundi, skaityk, ten 8-9 valandas nevalgęs nieko, realiai sulėtėja apykaita tai toliau, bet tai vis tiek nieko nevalgyti ir kažkur eiti egzistuoti, man be šansų yra, aš negaliu. Ne, yra realiai sportuojančių žmonių, kurie nevalgo. Bet tai tu visiškai sulėtini savo metabolizmą, visiškai. Aš tai manau, kad tikrai tavo kūnui nesvarbu yra, ar tu nori numesti svorį ar nieko, jeigu tu nevalgai, viskas įjungia apsauginis mechanizmas, mūsų kūnui yra svarbu išgyventi, jam nesvarbu, ko mes norim. Taip, kad geriau valgyti pusryčius, ne? Sutarėm, šitą mes visuomet valgom pusryčius. Tai va, nesėdėk prie televizoriaus. Ir valgyk pusryčius. Vapšė nesėdėk. Eik, Šmest bėk, televizorių. liek, karoči. Šmest televizorių. Daug bus daugiau naudos. Neišmest televizorius, YouTube, žiūrėk per televizorių. Jo, pasijunk YouTube ant televizoriaus, geriausia išeitis, tai mes jau darom kiek metų? 2 metų. Jo. Television tells lie to your vision. Varyk, noriu kaip Švarcas būti. Vai, varyk. Tu nori kaip Švarcas būti, aš žinau.
kilti klausimus, kodėl mes vloginam, kodėlgi ne. Man šiaip žiauriai patinka dirbti su video ir galėčiau praleisti visą dieną prie video redagavimo programų, nežinau, man žiauriai įdomu. Tai yra viena priežastis. Antra priežastis, Almantė turi daug įdomių receptų, kuriais nori pasidalinti. Beje, sekit Almantę Instagramoje. Turi žiauriai daug dalykų, kuriuos galim panaudoti. Tęsim dieną. Važiuojam į vieną vietą, kur pas mus mašinoje vienas žmogus labai laimingas, kad ją važiuojam, o kitas nelabai. O kitas dar laimingesnis. Nesvarbu. Man reikia lempos. Lempas tai lempas, paimsim tą lempą. Čia važiuojam į Ikea. Ten yra atskiras miestas, aš nežinau, tai reikia. Skanus burgeriai buvo? Jo. Vegetariški, nes naudoju kiaušinį, bet jeigu norit veganišką, tai nenaudokit kiaušinį. Veganiškas dar geriau. Kodėl mes bandom į vegetarizmą ir veganizmą? Dėl ko tu nori realiai? Ko aš? Realiai ne dėl fitneso priežasčių. Ne dėl sveikatos priežasčių? Jo, iš tikrųjų ne dėl sveikatos priežasčių. Man tiesiog nepatinka, kaip elgiasi šiais laikais su gyvūnais tie žmonės, kurie užsiema to visos tos industrijos ir aš tiesiog nesutinku su to, aš negaliu tai ramiai žiūrėti ir aš tiesiog noriu nuo to nueiti į šoną. Tai sunku padaryti, čia jau dėl fitneso priežasčių, nes vis dar yra įkalta į galvą, kad jeigu mėsą valgysi, tai būsi stiprus, jeigu gersi pieną, tai būsi sveikas, bet tai yra mitas, tu sutinki, kad tai yra mitas? Taip. Čia jau nesąmonė yra, bet vis tiek, kas yra įkalta per daugelį metų, labai sunku. Žinau. Ir ką? Bet bandom, mažai žingsniukas bandom ir raudonos mėsos išėjom jau visiškai abudu. Senai. Dabar skaityk, aš vištieną ir žuvį tik valgau. Iš tų tokių kaip gyvūnų jau. Taip. Bet, čia sunkiausia man turbūt vištieną bus atsakyti, nes nežinau, man vištiena tai realiai yra skanu ir šiaip vėl toksai įkalta į smegenis, kad daug proteino, čia visko ir kad nepakeis, tai niekas joks maistas vištienos, nes jinai tokia yra pilna proteino, tai toliau, ten žodžiu. Bet ką žinau, čia aišku tik mitas yra iš tikrųjų, čia galima rasti daug pakaitalų visokių ir
su laiku viskas ateis, bet tiesiog nereikia drastiškai permainų daryti. Ne. Nes aš dariau, tai nebuvo gerai. Jo, bandai. Mėnesį bandžiau, bet buvau visiškai be mėsos, be pieno, be kiaušinių, toksai veganišką gyvenimą, veganizmą. Ja, bet... Per greitai buvo. O dabar lėtai pradžiai perinam į vegetarizmą, nes man mėsos nesunku atsisakyti, bet kiaušinių aš noriu. Noriu kiaušinių ir lėtai. O pienas šiaip ar taip nevartoju produktų, taip, kad man tik kiaušiniai liko atsisakyti viskas. Medus. Nes aš tai ką? Nu jo, aš ne mėsos, bet aš šiaip valgau ir graikišką jogurtą, tai čia pieno produktus ir kiaušinius valgau, nes ir varškę valgau, nu ta prasme, gal ten yra irgi, tai yra pieno produktai, kurie pagal naujausius čia dabar jau tyrimus nėra patys sveikiausi, bet... Visiškai nėra sveiki, jokio sveikumo nėra. Nu taip, bet irgi sunku nuo to nueiti. Aš iš pradžių gal bandysiu su mėsa, o po to jau jeigu išeis iki tokių jau visiškai 100%. Čia gerai važiuoju? Nežinau. Tai va. Šiaip man atrodo, kad vis dėlto mano nuomonė tokia yra, kad veganizmas vis dėlto yra pasaulio ateitis, nes taip. Anksčiau ir vėliau, gal ne mūsų kartoje, gal ne kitoje kartoje, bet žmonės turės susitaikę su to ir tiesiog atsisakyti mėsos, nes taip, kad reikia po biškį, man atrodo, eiti ir pačiam asmeniškai, kiekvienas nuo savęs turi pradėti svarbiausia. Ir jeigu iš jūsų kas nors domisi tuo, tai rekomenduoju pasižiūrėti Forks Over Knives dokumentiką ir Cowspiracy. Taip. Tikrai bent kažkiek pakeis mąstymą, įgausit žinių, apie ką mes čia kalbam, kodėl jūs čia nusprendėt būti vegetarais, veganais, ką išpradėjot. Nes dauguma žmonių mano, kad veganas, vegetaras tai yra nupušęs kažkoks hipis, kuris ten miega su kiaulėm ir panašiai. Visiškai ne apie tai čia kalba eina. Tai va, pasižiūrėkit šitas dvi dokumentikas. Yra žmonių, gal, kurie net tom dokumentikom netiki, čia galvoja, kad čia nesąmonė, bet realiai, nu ką žinau, aš tikiu... Faktai patys už save kalba, tu negali paneigti faktų, tyrimų atliktų. Aš tikiu mokslu ir mokslinės atradimais visokiais, ką žinau, tai jeigu mokslas pagrindžia tos dalykus, kad žmogaus organizmas nepriima to, kas taip ilgai yra... taip ilgai kaltai galva visiems, kad čia mėsa labai gerai, kad yra tie pieno produktai labai gerai. Nauji tyrimai rodo, kad prasme, tai nėra gerai. Tai kodėl reikia į save tai dėti, jeigu tai nėra gerai? Ir tai nėra gerai ne tik kūnui, bet tai nėra gerai ir aplinkai. Tai yra labai svarbu, aplinkai, kurioje mes gyvenam. Taip. Tai va. Aš labai jau daug pakeičiu ir labai džiaugiuosi. Stilingoji Almantė pristato rubriką Shoppingis ir būk kietas. Kaip pakomentuosite savo stiliaus detalės. Savaitgalis stiliukas. Stiliukas. Neįpareigojantis, patogus. Plaukai ir make-up. Patogus batai. Yra labai svarbu. One eternity later. Kas yra? Ko čia dūsauji? Senis esu, tai dūsauji. Nesenis. Jei tu savo moterį labai myli, tai net Ikea tau nėra baisi. Net jeigu tu šaibų neturi, meilė juk nėra brangi. Ir lempą jai nupirkti tu gali. Yeah! Mic drop. Geros savaitės, draugai.